Sveiki visi! Šiandien noriu Jūs pakviesti pasiklausyti pokalbio apie dorybes su Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto bendradarbė, vertėja, publicistė, knygų autorė, piligriminių kelionių į Ispaniją gide, mokslų daktarė Jūratė Micevičiūtė. Sveiki, Jūratė. Sveiki, labai ačiū, kad kalbinate. Jūratė, kalbate apie dorybes, vedate mokymus, paskaitas apie jas. Klausantis jūsų atrodo, viskas logiška, paprasta ir čia tik tai belieka taikyti realiame gyvenime. Bet supranti pabandžius, kad nėra viskas taip paprasta, kaip norėtųsi. Šiandien su jumis apie dorybes norisi kalbėti kiek kitame kontekste. 2024 metai Lietuvai yra išties ypatingi, turėsime net 3 rinkimus. Tai yra Lietuvos Respublikos prezidento, Europos parlamento ir Lietuvos Respublikos Seimo. Vyroja įvairios nuomonės. Vieni sako, kad tikėjimas yra labai privatus reikalas kiekvieno asmeniniam gyvenime ir jūs jį praktikuokite savo namų aplinkoje, bažnyčioje, o į politiką su tokiamis nuostatomis nedera lysti. Tačiau kiti mano ir tikinti žmonės gali turėti savo pašaukimą aktyviai dalyvauti politinėje veikloje ir prisidėti prie svarių visuomenės klausimų sprendimo. Dar daugiau, krikščionys yra piliečiai ir vykdydami savo pilietinę pareigą taip pat turėtų aktyviai dalyvauti renkant tautos atstovus, kurie ateinančius metus valdys šalį, priiminės reikšmingus sprendimus. Tad norėčiau pradėti jūsų ir jau klausti, kuri dorybė ar kurios dorybės jūsų manymu mus skatina dalyvauti politikoje ir kaip būtų vertinamas krikščionių abejingumas, atsisakymas dalyvauti rinkimuose. Dorybės, kas įdomiausia, tai reikalingos praktiškai visos, nes dorybės visos 7, jeigu pasiklausysite mokymus, tai pamatysite, kad jos veikia kaip vienas rinkinys. Bet dabar, jeigu jau taip išskirt konkrečiai veikimui išorinėme pasaulyje, reiškia, žmogus savyje susitvarko pasitelkdamas tokias dorybės kaip susivaldymas ir tvirtumas, čia yra tos tokios daugiau į vidų nukreiptos dorybės, bet paskui, kai jisai jau eina į išorę veikti, tai tada svarbiausios tampa iš pagrindinių dorybių protingumas ir teisingumas savaime aišku. Nes jos yra būtent skirtos veikti pasaulyje. Ir dabar protingumo dorybė, čia jūs kaip tik tai kalbate apie tos sunkius pasirinkimus ir tikrai kaip sunku taikyti čia tos atrodo teorinius principus gyvenime, tai kaip tik protingumas tai ir daro, kad reiškia mes paimam principą, aiškiai suformuluotą principą, kurios krikščionybė mums juos duoda, kiti šito neturi. Čia yra didžiulis pliusas ir kartu didžiulis kryžius, kartais didžiulė našta, bet mes tos principus gaunam, ar ne, tokias kaip pagrindinės linijas raudonas, kurių peržengti negalima. Bet dabar kiekvienoj konkrečioj situacijoje, su kiekvienu konkrečiu žmogumi susidūrus ir dirbant, būtent protingumas mums padeda pasirinkti teisingiausią sprendimą arba mažiausiai blogą sprendimą kiekvienoj konkrečioj situacijoje. Vat būtent nuleist tą mūsų tikėjimo tiesas, mūsų įsitikinimus, nuleist į šitą konkrečią tikrovę. Tai čia gali būti labai maži dalykai, reiškia. Gali būti, kad kalbėdamas su vienu žmogum, tu turi pasakyti vienu žodžiu mažiau. Su kitu tu galbūt turi jam ranką ant peties padėti. Tokie paprasti dalykai, ar ne? Tai čia toks labai banalus pavyzdys, ar reiškia apie santykius su žmonėm, bet yra daug didesnių situacijų ir būtent protingumas mus veda. Tai mes turime būti budrus, pažinti esamą tikrovę, ir mokėti joje judėti. Čia yra protingumo dorybė ir jos šūkis, kaip žinot, yra iš Evangelijos, kur mokino pats Jėzus, būkite gudrus kaip žalčiai ir naivus kaip balandžiai. Naivus kaip balandis, tai reiškia, intencija visada yra krištolinė tyra, intencija, ko aš siekiu. Bet mano būdas to pasiekti turi būti pritaikytas prie kraštovaizdžio. Aš einu taip, kaip diktuoja kelias. Jeigu yra kalvelės, jeigu yra upės, jeigu yra tarpekliai, krikščionių tikėjimas nereikalauja, kad aš užsimerkus raučiau ten per visus tuos kalnus ir plaukčiau per upes. Ne, yra kelias. Va tuo keliu aš paėsiu, kol man pakeliui, ar ne? Reiškia, pasinaudoti kraštovaizdžiu. Čia yra protingumo dorybė. Teisingumas irgi labai svarbus, nes tai yra tai, ko mes siekiame, tai, ką siekiame gyventi pasaulyje. Teisinga tvarka. Mes siekiame teisingomis priemonėmis siekti teisingų tikslų. Tai teisingumas yra labai svarbus, jis mus kreipia į tikslą. Ir dabar be tų 4 pagrindinių dar yra 3 teologinės dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Tai iš tiesų jos mums kaip krikščionims reikalingos visos.
Nes jos persmelkia visas va, tas 4 pagrindinės, kurios yra kaip ir mūsų įrankiai, mes jas turim. Tai visą laiką reiškia, meilė yra mums prieš akis, dosnioji meilė. Tai va čia tas, būkite naivūs kaip balandžiai. Būkime naivūs, būkime mylintys. Toks mūsų pašaukimas, todėl mes ir esame šitame pasaulyje įstatyti. Viltis. Krikščionis turi pareigą viltis. Krikščionis, kuris yra praradęs viltį, nėra krikščionis. Čia yra 2 dalykai, kurie vienas kitam prieštarauja. Žmogus, kuris sako, rytojaus nebus, mes neturim rytojaus, čia nėra išeities, čia jau nėra ką daryti, susėdam, nuleidžiam rankas ir sėdim, jis nėra krikščionis. Viltis visada tave veda, tu visada žinai, kad yra dar kažkas didesnis už tave, kai tau pritrūks jėgų, jisai tar savo žodį, jis tave išves iš Egipto ir iš kur reikia išvesti, jeigu reikia jūrą perskirs. Tai jeigu esam krikščioniais, tikėkim tais kvailais dalykais, ką darysi, tokį paketą gavom. Ir galiausiai tikėjimas, tai čia iš tiesų ir ta dorybė, kuri yra pati pirmoji, kuri pas mus ateina, atsiveda savo tas 2 sesutes, viltį ir meilę. Tai tikėjimas irgi tikėti tuo, ką mes gavom, ar ne? Va, tais kvailom pasakaitėm čia ateina ir sako, kvailiukai, jūs čia tikite, čia, kad kažkoks Kristus prisikėlė, buvo geras žmogus, buvo geras mokytojas, kam jums tas anapusybė, kam jūs čia mums kalbat apie viltį, kad čia bus tas kitas gyvenimas, kad čia verta dėl jo stengtis, va, turit tikrovę, dirbkit, bet to negalima, mes gavom tikėjimą kaip paketą, va, visą ir reikia juo visų tikėti. Ir dabar, kas yra įdomiausia ir aš nežinau, čia geriausia ar blogiausia, kad būtent dėl to, kad egzistuoja šitos 3 dorybės, jos vadinasi teologinės. Kodėl? Nes tai yra Dievo dovana, reiškia, iš savęs išlaužti negalim. Nes yra žmonių, sako, aš labai norėčiau tikėti, jums tikintiesiems, jums gyventi lengviau. Aš labai norėčiau, negaliu, vat kažkaip nepersilaužiu, kažko trūksta. Dėl to, kad tai yra Dievo dovana. Ir Evangelijoje mes žinom tą vietą, kur ten ateina, reiškia, sergančio berniuko tėvas pas Jėzų ir ten sako, išgydyk, jei gali. Kristus sako, kaip tai jei gali, tikinčiam, viskas įmanoma. Ir jisai sako, tėvas tas, sako, tikiu, padėk mano netikėjimui. Tai tu tiki ar netiki? Aš noriu tikėti, bet tu man padėk, aš dar negaliu. Tai yra Dievo dovana. Dabar ką tai reiškia, jeigu tai yra Dievo dovana teologinės dorybės? Tai reiškia, kad jas į pasaulį atnešti ir paskleisti gali tik tai tas, kas jas yra gavęs. Tai reiškia, krikščionis, kuris tiki, viliasi ir myli ir tai suvokia, jis yra vienintelis žmogus ir vienintelė, dabar kabutėse sakau, partija, kuri gali atnešti šitą dalyką į pasaulį. Vienintelis laidininkas, kuris yra pasaulyje, paskleisti tikėjimą, viltį ir meilę, krikščioniškus tikėjimą, viltį ir meilę, yra krikščionis. Tai jeigu mes nieko nedarysime, tai nieko ir nebus. Vilties bus maža, krikščionis turi skleisti viltį. Taip. Jūratė, jūs minėjote protingumo dorybę. Berods man atrodo, pataisykite, jeigu klystu, kad šita dorybė labiausiai primiršta mūsų laikuose. Kodėl taip yra? Jinai yra primiršta, taip teisingai, nes jinai kartais labai nepopuliarius sprendimus mums sufleruoja, ar ne? Kartais mes labiau mėgstam sakyti, kad širdžiai neįsakysi ir taip toliau, pasiteisinti tuo, kad oi, čia aš labai mylėjau, arba čia tiesiog aš labai norėjau gerti, išgėriau, partrenkiau ir taip toliau, taip atsitiko, tai dabar jūs man sušvelninkit bausmę, nes aš čia apsinešusi buvau ir panašiai. Va, tai mes kažkaip labai nemėgstam būti protingi, nes protingumas įpareigoja būti protingo. O mes, tai nėra patogu, nes kartais tenka priimti tokius sprendimus, kurie yra labai neskanus ir tiesiog tą širdį pavairuoti tokia linkme, kuri gal mums ir nepatogi, nes mes matom aiškiai. Protingumas nėra patogi dorybė. Jis nėra populiarus mūsų laikais, būtent dėl to. Ačiū Jums labai ir čia, manau, labai svarbų momentą palietėm, bet norėčiau pargrįžti šiek tiek prie rinkiminio klausimo, kurį irgi per dorybių visą kultą pragvildenti. Kaip manote, kodėl krikščionis turėtų ar neturėtų būti politiškai aktyvus? Pavyzdžiui, teikti savo kandidatūrą į vieną ar kitą postą, ar renkant kandidatus vadovautis savo sutikėjimu susijomis vertybėmis, nuostatomis. Ar toks, vadinkime, kabutėse nusišalinimas nuo politikos nėra nuodėmė? Tai čia jūs kaip ir klausimą labai teisingai užskyrėte, yra du skirtingi dalykai. Vienas dalykas tas profesionalus dalyvavimas politikoje, kitas dalykas
tiesiog būti politiškai aktyviam arba netgi ir būti politiškai pasyviam, bet teisingų būdų. Tai dabar šitoj pabandysiu paaiškinti, ką aš noriu pasakyti. Tai visų pirma, krikščionis tiesiog gyvendamas bendruomenėje, nes valstybė yra ne kas kita kaip didesnė, erdvesnė bendruomenė, o čia kaip tie koncentriniai ratai. Reiškia, aplinkui mane šeima, paskui eina giminė, paskui eina ten mūsų kaimas, paskui rajonas, regionas, čia dzūkai, žemaičiai, aukštaičiai, va tuoj susibūrėm, va reiškia, jeigu kažkur susitinkam. Nu ir galiausiai va ta mano šalis, va ta identifikacija, kai vyksta. Tai kaip jau kalbėjau apie tikėjimą, jeigu iš krikščionio nesklinda tikėjimas, nu tai toks jis ir krikščionis. Jeigu jisai negyvena pagal savo tikėjimą, tai toks jis ir krikščionis. O tas, kuris gyvena pagal savo tikėjimą, jis iš karto, jis tarsi etiketė užsikabinės ant kaktos. Nereikia ir kryželio nešiot. Krikščionimis atpažįstam iš to, kaip jisai gyvena iš karto. Tai reiškia, jis negali būti politiškai nepastebimas. Būti krikščioniu reiškia būti pastebimu visada. Nes krikščionybė, sako, dėl to ir įvykdė savo revoliuciją prieš 2000 metų, kai daug kas pasikeitė, mes galvom, kad nepasikeitė, kai atėjo Kristus. Iš tiesų labai pasikeitė. Prasikrapštykim akis, pasižiūrėkim atgal, ar ne, palyginkim su tuo, kas buvo prieš 2000 metų, kaip ten Roma su savo garsiais įstatymais gyveno. Pasikeitė, ar ne? Krikščionybė iš tiesų realiai keičia aplinką. Būti krikščioniu keičia tai, kas aplinkui tave darosi. Tai čia truputį tokia kaip įžangėlė, dabar reiškia apie tą aktyvų ir pasyvų dalyvavimą politikoje. Jeigu gali šitą vietą labai norisi taip ir tokį lyg savotišką mitą sugriauti, ne, kad tikėjimas, nu tai tu darbe jau dirbk savo darbą ir savo tikėjimą pasilik namuose, tai iš to vietų kaip ir negalioja, nes krikščionis turi būti nedalomas, jeigu esi tikrai tik krikščionis. Ir darbuose, ir namuose, ir visuomenėje veikloje aš esu nedalomas ir vienas toksai. Vienas kūnas, vienas savo protu, išmonė, žodžiu, darbais ir veiksmais. Taip, tai yra neišvengiama, nes, prisiminkim, pavyzdžiui, tą paprasčiausią, iš kredo, krikščionis meldžiasi, ar ne? Tikiu į Dievą, Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją. Pirmą eilutę, toliau neįsim, čia, žinot, visi kredą patys pasikartosit. Ką tai reiškia? Jeigu aš ateinu į savo ofisą, prieš tai pasimeldusi arba tiesiog turėdama galvoje Dievas, Tėvas, visagalis, dangaus ir žemės sutvėrėjas, aš atsinešu du labai aiškius principus. Reiškia, pirmas dalykas, jeigu jisai tėvas, tai jis yra ir va to bjauraus bendradarbio tėvas irgi. Ir va tos šlykščios vedėjos, kuri man nusuko premiją, jis irgi yra tėvas. Ir dar jis yra tėvas va to žmogaus, iš kurio įmonė labai norėtų, kad aš jam nusiųsčiau tokią sutartį, taip suformuluotą su tokiu smulkiu tekstu, kad kad jam būtų kažkoks tai nuostolis, kad įmonė laimėtų jo sąskaitą. Jis irgi yra tėvas. Tai dabar ar aš broliui tokį dalyką darysiu ar nedarysiu, jau pasirinkimas, ar ne? Nes kartais mus pastato prieš tokius pasirinkimus. Aš pati esu dirbus tokio įmonėje, kurios tikslas, kaip ten buvo, reiškia, rūpintis klientais, klientų nusiskundimais ir panašiai, bet iš tikrųjų, ko mus mokindavo, tai pasakyti klientui tik tiek, kad jis nepareikalautų visų savo teisių. Ir užuot mokėjus, kiek ten jam priklausė už 21 dieną prarasto lagamino, nes ten aviakompanijoje dirbau tokioj. Reiškia, kad aš jam tik sakyčiau, tai per vieną dieną jūs turi teisę išleisti tiek pinigų. Ir tada žmogus, reiškia, kuris realiai turi teisę reikalauti 1500 eurų, kad jisai reikalautų tik tai ten kokių 30 eurų, ar ne? Va, jau konfliktas. Kitas dalykas, Dievas, Tėvas, visagalis. Dangaus ir žemės, visagalis ką reiškia? Kad aš kažką galiu paleisti. Aš nesistengiu visko apriepti, aš nesistengiu visko sukontroliuoti, nes yra tas, kuris visagali. Jeigu man pritrūks, kažkur nepasieksiu, kažko nepadarysiu, tai jisai tada va ten ranką pridės. Dangaus ir žemės sutvėrėjas. Jeigu jis viską yra sukūręs ir sukūrė žmogui, kai paaiškėja meldžiantis toliau, ar ne? Tai tuomet reiškia, pasaulis yra vieta, kuri yra skirta žmogui. Ir tai yra geras pasaulis. Aš nesielgsiu pagal Makiavelio patarimus. Lipkit jiems per galvas, pasaulis yra šlykštus, žmonės visi melagiai, parodyk jėgą, tada jie visi išsigas, padarys, ką tu nori. Taip. Matot, viena eilutė, o kaip jinai keičia, paprasčiausia darbo diena. Čia yra būti krikščioniu. Deja, čia yra bloga ir gera žinia. Pertraukiau grįžti prie klausimo, sugrįžti apie tas skirtingas labai geras klausimas, nes profesionaliai, čia jūs labai teisingai žodį pasakėt, pašaukimas. Eiti į politiką, aktyviai veikti visuomeniai, kaip profesionaliam politikui yra darbas.
ir pašaukimas, ir tai, kas anksčiau būdavo, anksčiau, aš nežinau, iki antikos laikų negrįžkim, bet labai jau toks aiškus pavyzdys visi žino. Galime imti ir tuos pavyzdžius. Ten buvo, žmonės dirbdavo, tiesiog patys pinigus mokėdavo, tai dar ir viduramžiais, dar baroko laikotarpiu, ten diplomatai kokie. Jie tiesiog eidavo dėl garbės, dėl to, kad jie būdavo gerbiami padaryti kažką. Iš tokių labai gražių sumetimų eidavo. Reiškia, ne dėl pinigų į politiką. Dabar eiti į politiką, tai yra toks sunkus pašaukimas, bet jeigu žmogus, krikščionis, turi pašaukimą eiti į politiką, tai kaip sakė Šventas Ignacas, nebūti geriausia savo paties versija arba geriausiu savimi, kokio tavęs Dievas norėjo, tai yra nuodėmė. Dievas tau davė tą pašaukimą, reiškia, Dievas davė tą užtaisą, davė tau tą talentą, pinigus čia reiškia, kaip iš Evangelijos. O tai užkasti. O tai užkasi. Tai čia būtų užkasti tą talentą. Tai čia tikrai didelė užuojauta tiems, kurie turite profesionalaus politiko pašaukimą, nes šiais laikais čia yra labai sunkus pašaukimas, baisus reikalas. Dabar visiems kitiems, kurie neturime tokio pašaukimo, ar ne, čia man tarp knygučių labai smagu pasislėpti, būna ir istorijoje, kaip jūs sakėt, teoriškai apie dorybės pakalbėti labai smagu. Tai irgi reiškia, mes turim tą aktyvę ir pasyvę dalį, sakykime. Dabar kaip tik turėsim. Aktyvus momentas yra dalyvauti rinkimuose. Tai čia aišku, kaip sakiau, įsijungiam dorybės. Privalu dalyvauti rinkimuose. Jeigu sprendžiasi bendruomenės likimas, tai aš privalau pasisakyti. Aš esu bendruomenės dalis, aš turiu atsakomybę už brolį, seserį. Netgi jeigu galbūt ten bus lašiukas, ten tas mano balsas, bet ką aš žinau, gal nusvers svarstyklės, o gal ir nenusvers, bet gal kitas pamatys, kad aš pasisakiau ir tada, reiškia, irgi įsidrąsins. Mes nežinom, kas iš to bus. Tai čia irgi vienas iš dalykų krikščionybė yra, kad mes nesam pragmatikai. Čia paskui, aš manau, kad dar grįšim prie to, bet kad mes vadovaujamės principais, mes neskaičiuojam, kas bus ateityje. Mes gyvenam nežinodami ateities. Galim kažkas gairias numatyti, turėti viziją, bet Dievas yra ateities kūrėjas. Bet yra vienas dėmuo, kurio mes niekada neapskaičiuosim. Dievas. Dar daugiau. Tos visos mūsų dėlionės ir statistikos, jūs pasižiūrėkit statistikos iki rinkimų ir po rinkimų, kai skiriasi. Tai jau kokį tai dirbtinis intelektas dabar jau dirba. Prieisim. Tos gražios kalbos pavirsta realiais darbais ir koks yra skirtumas. Bet čia netgi skaičiavimai, ar ne? Kas už ką balsuos, kas čia kaip laimės. Netgi neapskaičiuoja netgi tokių paprasčiausių dalykų. Kai ten kelios tik partijos labai aiškios yra, kas už ką balsuos, kai balsai pasiskirstys. Net šito neapskaičiuojam. Tai čia ateitis yra toks dalykas, kad daug ką reikia sudėti Dievo rankas, bet privalu, dabar esamą akimirką, esamoje situacijoje, kaip sakiau, sužiūrėti, bent jau mažiausią blogį ir pasisakyti. Ir nuveikti namų darbus šiokius tokius, pasižiūrėti, kas buvo daroma, kaip būtų daroma, kad būtų mažiau tų, vadinkim, akių mulkinimo. Teisybė. Ir čia vėlgi kažkaip į savo brolių žurnalistų ir seserų darželį norisi mest akmenėlį, esu žurnalistė iš išsilavinimo, kad užuot padėję mums susigaudyti, eina tikrai tokius darželinukų vertinimus. Oi, čia tokį žodį pasakė, tai dabar visi pasijuokime. Kokį šūkį čia pasirinko, tai dabar visi pasijuokime. Esmę kalbėkit, šitos dalykus žmonės patys pamatys ir iš tiesų tai čia yra, sakau, kaip darželinukai juokiasi, kai švepluoja kažkas ir žodžio neištarė. Tai čia žurnalistai turėtų... Šiek tiek pasislėpti pro esmės, kad žmonės nelabai taip ir gilintųsi. Čia yra lengvesnis kelias, nes lengviau užtraukti žodį, jo pamojuoti, negu pačiam perprast, apie ką kalba eina ir raštingai pasakyti. Dar vieną dalyką, aš dabar žinau, kad jūs norit paklausti, bet aš labai noriu apie tą pasyvų dalyvavimą dar pasakyti. Apie šitą dabar labai mažai kalbam, bet sako, kad didžioji dalis mūsų problemų iš to ir kyla. Krikščionis dėja turi blogą žinią, turi pareigą paklusti valdžiai. Jeigu valdžia labai aiškiai neprieštarauja Dievo įsakymams, labai aiškiai nesikerta, jeigu tik tai konkrečiais atvejais kertasi, tai tuos konkrečius atvejus ir taisykim, bet jeigu apskritai valdžia yra teisėta, išrinkta Lietuvos tautos žmonių. Egzistuoja institucijos, krikščionis turi pareigą paklusti netgi kvailai valdžiai. Tai čia irgi priminimą Šventą Paulių priminsiu iš apaštalų darbų. Buvo ten toks atvejis, Šventas Paulius buvo labai protingas. Jis labai mokėdavo pasinaudoti savo turimom kortom.
Kartais pasakydavo, kad jis Romos pilietis ir visi ten suskliaudė ausis sakydavo, o jėtus, atsiprašom, kad čia jūs nuplakėm, imkit, valgykit, gerkit ir taip toliau. O kartais nutylėdavo, bet sako, labai protingas. Vieną kartą ten taip atsitiko, kad prie jo, reiškia, priejo žydas, reiškia, jam trenkė per veidą, čia teismas, reiškia, buvo, paskaitysit patys apaštalų darbuose ir Paulius sako, kam tu mane muši? Tu neturi teisės mane mušti, tu man pasakyk, ką aš blogai pasakiau. Nu tikrai, vienas kito negali mušti. Pasakyti. Ir tada jam pašnipžda jausį. Klausyk, sako, čia vyriausias kunigas. Ir tada Paulius, atsiprašau, aš nežinojau, kad jūs vyriausias kunigas. Tada Paulius jo atsiprašė to, kuris jį mušė. Ir čia yra įdomus dalykas, kurio mes neskiriam. Mes sistemiškai šito neskiriam ir čia yra didžioji bėda. Greičiausiai tas kunigas nenešiojo kunigo apdaro, ar ne? Yra kunigas žmogus ir yra apdaras, kurį jisai nešioja. Jeigu Paulius būtų pamatęs tą apdarą, jisai būtų supratęs, kad tai yra žmogus apsirengęs instituciją. Tai dabar mano pagarba krikščionis turi pareigą gerbti instituciją. Gali būti žmogus, kuris tą instituciją apsirengęs, jis gali būti niekšas, jis gali būti bjaurybė, jis gali būti šlykštynė. Bet instituciją mes turim gerbti. Pavyzdys, šitą, nežinau, ar Britų... Pavyzdžiui, čia neapsės, nes Lietuvos žmonės dabar greičiausiai mūsų klausydami sakytų, mes dabar nelabai mėgstam ir nenorėtum gerbti kai kuriuo, kurie priima prieš sąžinės religijos ir žodžio laisvės įstatymus arba kitus prieš katalikų bažnyčios mokymą nukreiptus įstatymus. Ir kaip čia viskas... Taip, situacija, aš nesakau, kad situacija yra gera, bet situacija yra kaip, bet klausimas yra kaip su tuo tvarkytis. Čia yra tas kraštovaizdis, kuriame mes gyvename. O tai dievulis mums pažadėjo, kad jis čia mums autostradą nuties. Ne, jisai pasakė, ir usnių bus prižėlę, bus balų purvo, viskas priešinsis. Jis mums nepažadėjo, reiškia, tamsiais slėniais eisim ir taip toliau. Jis nepažadėjo, kad mus išneš kaip ant sparnų. Tai va, čia yra ta situacija, kaip jūs sako, čia yra bėda. O dabar kokį sprendimą galbūt kartais labai neskanų siūlo. Kaip atskirti žmogų ir instituciją? Britų serialus kriminalinius mėgstat žiūrėti? Nežinau, aš tai labai mėgstu pasižiūrėti kokį Midsomerį. Teismas. Ateina normalus žmogus, užsidėjęs togą, nutvarkoja togą, užsidėjo ten advokatas ar kas ten, dar peruką kažkokį užsidėjęs, ten kažkoks tai toks leptant galvos pilkas čia pagarbanota, ar ne, va, su tais perukais, atkreipkite dėmesį, va su tais perukais. Ir taip žiūri, ir taip ir juokas imasi, rimti žmonės, čia kažkokį tai tą kleksą nešioja ant galvos, bet paskui bet taip jau, jeigu dabar rimčiau, tai yra būdas žmogui persikūnyti, ar ne? Buvo žmogus vienas, tapo kitu. Reiškia, va, buvo paprastas žmogus, čia su manim sėdėjo alų gėrė, jis užsidėjo tą kleksą ant galvos ir jis tapo teisėju arba advokatu, aš ten nežinau, kaip ten pas juos, kada reikia ten tą daiktą nešioti ant galvos, bet jisai persikūnė, jisai apsirengia instituciją ir va tada aš jau turiu jį kreiptis jūs ir įgerbti ir jam įėjus į salę atsistoti. Bet tada to žmogaus, kuris yra institucijos tarnas, taip pat turėtų būti savo sprendimus priimti tinkamus visuomeniai. Jeigu tai yra krikščioniškus sprendimus priimti, na aišku, kurie neturi to tikėjimo dovanos kitaip. Čia mes jau labai bėgam į priekį bet ką aš noriu pasakyti, taip, tai dabar čia yra populizmo problema, ar ne? Kai parlamentaras arba valstybės vadovas pradeda bėgioti su šlepetėm, šortais ir trumpom rankovėm marškinukais arba ten visaip išsidraikęs. Susipainiojęs vaidmenyse. Susipainiojęs vaidmenyse, labai gerą žodį, susipainiojęs vaidmenyse, čia yra blogai. Jisai tiek susireikšmina, kad jisai nedrįsta apsirengti kostiumą ir sakyti, aš dabar atstovauju instituciją, aš kaip žmogus ištirpstu institucijoje, nes aš ją atstovauju. Tai va čia dabar, kaip jūs sakėt, bloga situacija, tikrai yra bloga. Tai viena vertus politikai stengiasi, painiojasi vaidmenyse, nes jie stengiasi pritapti prie paprastų žmonių. Jūs nesat paprasti žmonės, jums atsakomybė uždėta. Ir tie paprasti žmonės turi jums paklusti. Jūs nesielkit kaip aludėjai prie stalo. Jūs turit nešti tą sunkų svorį. Tai čia vienas dalykas, bet va tiems, kurie esam paprasti žmonės ir to klekso ant galvos nenešiojam ir galim vaikščioti su šlepetėm, ar ne, mes turim pareigą paklusti. Tai dabar gerbti valdžią. Nes jeigu mes nesileidžiam valdomi, tai valdžia negali valdyti. Sako, yra didžiulė ta paklusnumo krizė. Ar ne? Nes yra kanalai, kuriais mes galim politikus taisyti, koreguoti, reikalauti, demokratija duoda tus įrankius. Bet vieną dalyką krikščionybė draudžia, kitiems gal galima, mums ne. Sako šventas Paulius, man atrodo, laiške romiečiams.
pakluskite nemurmėdami. O mes ką darom? Tas blogas, tą blogai padarė. Nu tai tu pasakyk, kaip gerai padaryti, arba jeigu tas negali, tu jam kažkaip padėk, paprotink, perspėk. Patogiau sėdėti ant sofkytės. Taip, ir murmėti. Ir mes murmam. Visi blogai, viskas blogai. Tu turi paklusti ir nemurmėti. Jeigu pats nedarai, tai bent kitam leis, kad jisai darytų. Tai sako, kad yra didžiulė ta paklusimo krizė ir dėl to mums dabar tokia bėda. Tai dabar, jeigu mes nesileidžiam valdomi, nu kaip jie valdys? Ir tarp kitko, kitas dalykas, čia aš sakau, čia jūs norėjot klausti manęs apie šiuolaikinius politikos pavyzdžius. Sakau, dievuliau, 16 amžiuje sėdžiu, truputį tolimi būtų tie mano pavyzdžiai. Bet istorijos kartojasi, keičiasi bet istorija kartojasi. Ir man tikrai buvo labai įdomu pasižiūrėti, aš konkrečiai, kadangi domiuosi būtent bažnyčios istorija, būtent 16 amžiuje, kas yra renesansas, ir ten buvo baisus perversmas, situacija buvo siaubinga palyginus su tamsiaisiais viduramžiais, čia dabar sakau kabutėse, kai sugriuvo viskas, ar ne, tas chaoso situacija, kai verčiasi viskas labai staigiai, kaip mums dabar darosi, ir kokiu būdu, būtent bažnyčioj, baisioj situacijoje, baisus žmonės, šlykštynės ir niekšai, sugebėjo sukviesti Tridento susirinkimą ir padėti pamatus bažnyčiai, kuri dar nugyvavo iki 20 amžiaus antro Vatikano susirinkimo, kuo puikiausiai. Ir dar dabar mes naudojam tą patį pamatą, kurį tie bjaurybės popiežiai sudėjo savo laikais. Kokiu būdu? Tai čia vienas iš klausimų, kur visą laiką taip stengiuosi atkreipdėmėsi, kokiu būdu įvyko reforma bažnyčios viduje. Kad Liuteris išėjo, tai viskas aišku, iš tokios bažnyčios, norisi išeiti, trenk durim ir kuo garsiau, kad ten visi tie paauksinimai nubirėtų, ar ne? Ir jisai išėjo, ir aš tikrai kaip žmogiškai labai suprantu. Man sunkiau žmogiškai suprasti, kokią Šventą Teresę, Kryžiaus Joną, Šventą Ignacą, kurie neišėjo iš tos bažnyčios. Jie pasirinko įvykdyti, jie pasirinko paklusti ir paklusdami paklusdami institucijai, paklusdami taisyklėms, pakeitė sistemą iš apačios. Ne revoliuciją padarė, neapvertė. Protingumo dorybė greičiausiai. Protingumo dorybė, bet kiek tikėjimo reikia? Aš kaip pasižiūrėjau, kokie ten popiežiai, galvoju, kiek tikėjimo reikia, tokiems paklusti. Ir Dievo malonės vedimo. Ir Dievo malonės vedimo, nes taip, tai čia apie noriu klausti tada, nes jau labai ilgai į tą pusę, kaip matote, kodėl krikščionis norima išstumti iš politikos ir šiomis dienomis, šiais laikais. Nepatogus jie. Čia yra du dalykai, reiškia vienas, kurie truputėlį, pagalvoju, bet čia jūsų gal kita bus nuomonė, būtų labai įdomu sužinoti, jeigu būtų reakcijų. Vienas dalykas, kaip mes jaučiamės, kitas dalykas, kaip iš tiesų yra. Tai dabartiniai politikoje yra sistema sutvarkyta taip, kad vyksta kova. Tai dabar, jeigu aš ateinu kaip krikščionis, toks naivus kaip balandis, tai automatiškai aš jaučiuosi, kad kažkas negerai. Kaip tai vyksta kova, kodėl čia jie mane dabar puola, taigi aš čia visą atvirą širdim ateinu. Aš jaučiuosi puolamas, kur galbūt niekas manęs nepuola, gal tiesiog tai tokios yra žaidimo taisyklės, jie žaidžia pagal taisyklės, o man tos taisyklės atrodo tokios nematytos, kad aš jaučiuosi puolamas, ar ne? Sakykime, kaimo vaikai, šitą vaikučiai kieme žaidžia indėnus, o aš čia ateinu, aš noriu žaisti, aš nežinau, aš mokyklą noriu žaisti. Ir jie prieš mane su ietimis. Mane puola? Ne, mes žaidžiam. Imk pagalį, tu irgi čia, reiškia, žaidžiam toliau. Situacija tokia. Gali būti, čia yra viena problema. Žinokim, į kokį žaidimą einam. Pažinti taisyklės yra protingumo dorybės reikalavimas. Dabar kitas dalykas, taip, krikščionis yra nepatogus, nes kai kurių to žaidimo taisyklių mes iš anksto nepriimam, ar ne? Nes reiškia, dabartiniam politiniam žaidime demokratija reikalauja, kad mes būtume tokie ideologiškai kuo labiau neutralūs, kad mes būtumėm atviri bet kokiam sprendimui. Reiškia, nuimam visas tas raudonas linijas. Vienintelė raudona linija tai yra turėti raudoną liniją, kurios tu negali peržengti. Tai šitoj vietoj krikščionis yra nepatogus, nes jisai atsineša tas raudonas linijas, kurių niekada negalima peržengti. Niekada. Ir dabar šitam pasaulyje, sakom, tai čia neprotinga,
Negali būti šiam pasaulyje niekada, nes viskas keičiasi. Žiūrėkim lankščiai, prisiderinkim prie aplinkos, prie situacijos, čia gal biški nedažiūrėkim, čia sąžinė biški nujautrinkim, nereikia to. Nereikia, bet čia dėl geresnio tikslo, vat mes dabar dirbam. Šiandien nutylėkim ir panašiai, bet yra kelios raudonos linijos, jų nėra daug, bet jos labai aiškios ir jos daro krikščionį nepatogų. Nes, sakau, dabartinės žaidimo taisyklės yra, tas neturėkim tvirtų įsitikinimų. Bet iš tiesų, čia aš dabar galvoju, kas čia yra pasakęs? Kryftas, man atrodo, Piteris Kryftas, jis taip smagiai pašneka kartais, sako, visi mes turim kažkokius įsitikinimus. Sakyti, kad aš neturiu jokios filosofijos, yra blogiausia pasaulyje filosofija. Nes arba tu pats nesupranti, kokią filosofiją tu turi, arba tu save apgaudinėjai ir kitus apgaudinėjai, dar blogiau, tu supranti, bet tu kitus apgaudinėjai. Kiekvienas turim tam tikrą filosofiją. Netgi pasirinkti nieko nedaryti jau yra pasirinkimas. Tu pasirinkai nieko nedaryti, leisti, kad srovė tave neštų. Oi, mane srovė nunešė. Bet tavo buvo pasirinkimas eiti į tą srovę ir jinai tave nunešė. Tu nieko nedarai, tu neplaukiai prieš srovę, jinai tave nunešė. Nerkim dar gilyn, nes dabar darosi viską ir šiauriai įdomiau ir aš tikiu, kad jau ir laikas mūsų į pabaigą senka, bet dar nors tikrai labai klausti. Prieš rinkimus gana dažnai tenka girdėti labai gražias deklaratyvės, išpuoselėtas politikų kalbas, lengvai dalinamus pažadus rinkėjams. Kaip galėtume mes padėti rinkėjams atsirinkti, pasirinkti, į kokius politikų ar kandidatų darbus bei žodžius derėtų atkreipti dėmesį, ko ieškoti, kokius tikslinius klausimus konkrečius jiems užduoti, kad mes suprastum, ko jie siekia, kokiu tikslu eina į tą politiką, į valdžią. Čia yra tokie geri klausimai, kad ir jų daug, aš manau, kad jums tikrai protingumo dorybė reiks visiems ir klausytojams įsijungti, jinai čia yra labai reikalinga. Nes visų pirma, kai mes ypač klausomės gražių pažadų, mes aišku labai norim apsigauti ir mes tikrai labai norim patikėti, kad ta gatvė, kuri 20 metų po mūsų langais buvo duobėta, ateis tas politikas, per mėnesį sutvarkys, mes tikrai mes norim tos gražios gatvės. Tai čia banalus pavyzdys, bet turbūt visiems aktualus, ypač kas kiemuose mašinas bandot pasistatyti daugiabučių. Bet įsijunkim protingumą, įsijunkim protą, ar ne? Ar tai įmanoma, ką jie žada? Tai visų pirma, atskirkim politikus, kurie žada įmanomus dalykus nuo neįmanomų, nors mums labai labai norisi patikėti. Apsigaudinėti niekada nėra gera politika. Reiškia, tie, kurie labai aiškiai žada tai, ko negali įvykdyti, tai iš karto atmetam. Tada kitas dalykas, tiesiog aš turbūt rinkčiausi politikus, kurie siūlo neskanius sprendimus, kurie sako, kad šitą dalyką bus sunku padaryti, čia yra ilgalaikis dalykas, kad reiškia bus kažkokie suvaržymai, kurie kalba apie tai, kas neskanu. Dėl bendro gėrio puoselėjimo bus ir suvaržymai, galbūt ir sunkumo, net tai, dabar, kad kurie pripažįsta situaciją, dabar yra tokia situacija, kad kitaip negalima, reikės tokių neskanių sprendimų, kurie kalba apie sunkų kelią, bet ne apie lengvą kelią. Ilgalaikiai perspektyvai tvarų, bet ne tai, kad momentiškai mes greitai per 100 dienų padarysim kažką, dėl ko čia mums plosit rankom ir sakysim, plaukit fainai. Nesidėkim rožinių. Prieš tai valdžia ir žmonės negalėjo to padaryti, dabar mes staigiai viską padarysim. Ir tada tiesiog labai aiškiai matosi, pakankamai aiškiai matosi, kaip galima atskirti politikus, kurie eina į valdžią tik dėl valdžios. Va šitų reikia bijoti labiausiai, nes žmogus, kuris nori valdžios, jis viską padarys, kad ją gautų ir paskui, kad joje pasiliktų. Bet ką prižadės, bet ką išduos, bet ką parduos, pasakys, aš to nesakiau, nors įrašyta 10 kanalų. Baisiausia, kad mes dabar matom, kad kažkas apsimelavęs ateina, sako, aš to nesakiau, mums rodo video, reiškia, kuris taip apsimelavo. Ir mums nesvarbu. Jisai sako, neatsimenu. Ir mes irgi sakom, tai gerai, tai ir mes pamirškim. Ir rinkėjai pamiršta, prieš rinkimus vėl kartuoja tas pačias klaidas. Man dar rūpi vis tiek paklausti, ko reikėtų reikalauti iš krikščionėmis save laikančių politikų. Jų irgi eina į politiką ir kelia savo kandidatūros. Kokiais kriterijais, nuostomis, dorybėmis, protingumu ar dar kažkokie kitai yra reikėtų vadovautis, kaip mums atpažinti ir tuos tikruosius žmonės, krikščionės. Tai čia turbūt pirmiausiai bendražmogiškai iš politiko, ko labiausiai reikėtų, tai žmogaus, kuris geba greitai reaguoti, reiškia budrus žmogus, kuris geba greitai susiorientuoti kraštovaizdyje ir priimti sprendimus. Tai turbūt tokio labiausiai norėtųsi. Ir kaip sakiau,
krikščionis pirmiausiai politikas atpažįstamas iš to, kad jisai nėra pragmatiškas, bet dabar tas žodis pragmatiškas, oi, tai jisai nepraktiškas turi būti, mes pragmatiškas, praktiškas iškart susijėjam. Pragmatizmas yra labai savotiška filosofija. Reiškia, jisai sako, kad mes galim paaukoti vieną žmogų, kad 10 būtų geriau, pragmatizmas skaičiuoja. Ir pragmatizmas tiki, kad paėmęs tai, ką mes turim dabar, gali apskaičiuoti, kai bus ateityje, išskaičiuoti galimas pasiekmes. Ir reiškia, pagal tas pasiekmes, tai jeigu mes norim pasiekti va tos pasiekmės, va tokio vaisiaus, šiandien mes turim padaryti tą ir tą. Ar ne? Vat skaičiuoja labai konkrečiai. Tai jeigu čia reikia paaukoti vieną, jeigu mes paaukojam šiandien va šitą vieną, tai rytoj mes 10 išgelbėsim. Čia yra pragmatiškas tas skaičiavimas. Mums atrodo logiška, tiek to vieno žmogelio, už tai 10 mes turim tą šitą, mes norim būti geri tą daugumos mąstymą, ar ne? Bet jeigu tas žmogelis esu aš, aš nenoriu, kad mane paaukotų šiandien, kad rytoj 10 būtų geriau. Aš pati, jeigu norėsiu, aš pasiaukosiu, bet tu manęs tai nedėk ant tos aukos altoriaus, tu manęs nenešk. Tai dabar ką tai reiškia? Konkrečiai, krikščionis politikas. Kad mes turim tas raudonas linijas ir ta raudona linija reiškia, kad ta raudona linija kartais atrodo, kad mus tiesiai veda, kaip ir pražūtį. Jeigu aš šiandien šito žmogaus nepaukoju, rytoj gali būti, kad tie 10 pražus, ar ne? Bet kaip krikščionis, tu privalai šiandien neaukoti nei vieno žmogaus. Nes galbūt rytoj nebus taip, kaip tu numatei, nes visą laiką gali ateiti kažkoks veiksnys, kurio tu nenumatei. Mes labai protingi esam. Mūsų dirbtinis intelektas labai gerai skaičiuoja, kuo toliau, tuo geriau. Bet visada gali būti kažkoks mažiukas dalykėlis, kuris atsitiks ne taip, kaip buvo apskaičiuota. Kažkas, kas visada sukdavo į kairę, o šį kartą paims ir pasuks į dešinę kažkas. Šventasis Jonas Paulius II yra pasakęs, kiekvienas žmogus yra brangesnis už viso pasaulio turtą. Tai kiekvienas žmogus. Tai ką tai reiškia? Kad krikščionis gyvena kitaip negu pragmatiški žmonės. Jisai sako, ateitis yra Dievo rankose, bet aš turiu viltį ir dar Dievas per tikėjimą man davė labai aiškius principus, kaip aš turiu elgtis dabar. Reiškia, dabar aš elgiuosi taip, kaip turiu elgtis dabar, neaukoti, pavyzdžiui, nei vieno žmogaus, čia yra vienas iš tų principų, ta viena iš raudonų linijų. Nes aš nežinau, kaip bus ateityje. Mano rankose yra tik tai dabartis. Tik tai dabarties sprendimas. Ir tik tas mažas gabaliukas, kur aš galiu priimti tą sprendimą. Visa kita yra Dievo rankose. Ar ne? Pragmatikas sako, aš žinau, aš spėju, kad ateityje bus būtent šitaip. Ir jis pagal tai gyvena. Bet tu dabartinį sprendimą priimi pagal tai, ko dar nėra. Tai krikščionis, jisai yra visą laiką tų raudonų linijų ribojimas. Tai ta prasme, ta žodis mums nepatinka, jis turi būti principingas. Bet dabar kitas dalykas, tą daryti su meile. Deja, Kristus ėjo valgyti ir su muitininkais, ir su prostitutėm, ir užtat mes dabar apie jį ir kalbam, ar ne? Tai netgi jeigu šalia kažkam labai neskanu, labai negerai, jis labai bjaurus, jis labai neteisingai elgėsi, tai tada ateina meilė ir sako, Dievas, tėvas visagalis, tą pirmą eilutę pasikartok ir su tokiu žmogumi, jeigu tu turi dirbti, tu su juo dirbi, bet kaip krikščionis. Man labai įstrigo, kaip jūs pasakėte, dėl kiekvieno žmogaus, kad yra svarbiausias ir politikoje, kai bus, tai irgi mes matėm dabartiniam kontekste ir eutanazijos įstatymų lygmenys, pagalvojame ir apie negimusių žmonių tam tikrus pamąstymus, bet tai yra kiekvienas žmogus pats brangiausias ir mes nežinom, negalim numatyti tos ateities. Tai man labai kažkaip ir šitam kontekste, kalbant apie politiką, renkantis tuos žmonės, krikščionis politikus, kokia yra laikysena jų šituo atžvilgiu, čia labai irgi susidėlioja, tai čia klausytojams, kurie klausosi, tai pasižiūrėti, kokie nuveikti darbai, ką jie mąsto, kurios rytyje yra pasisakę. Ir labai svarbu, kaip tai daro. Raudonos linijos yra labai svarbu, bet meilė yra dar viena raudona linija. Ir dėja mes kartais tam kovos įkarštį, kai pradedam žaisti indėnus, ar ne, su kiemo vaikais, tai mes dažnai, kaip sakoma, tą ietim pradedam mojuoti, ne visai krikščioniškai. Kaip tai daro? Daroma su meilė, daroma palaipsniui, daroma labai kantriai, nes Dievas jis yra pats kantriausias žmogaus lėtam labai augimui ir toms klaidoms. Tai čia sudėtinga ir raudonos linijos, ir tas meilės įsakymas. Tai dėja, krikščionių politikams yra sunkus pašaukimas duotas. Na ir pabaigai aš vis dėlto kvieščiau jūs įkvėpti mūsų klausytojams vilties, kad atėjus
metui rinktis valdžios atstovus, jie atliktų savo pilietinę pareigą ir ateitų pirmiausia balsuoti, nes žinom, kad didžiausia problema tas yra pasyvumas, mieliau sėdėti ant sofkių, murmėti, kaip kalbėjome, kritikuoti, nes nemato, kad galėtų kažkas keistis, viskas blogai, mat nėra ką rinkti, tai kaip tos vilties atrasti, gal jūs pavyks įkvėpti mūsų klausytojus? Tai čia šitą vilties, tai tikėjimas ir duoda vilties, taip, nes krikščioniui, kai čia mes nuo to ir pradėjom, iš tiesų nuo vilties, protingumas labiausiai pamiršta mūsų laikų dorybė, o viltis, kurios turbūt labiausiai trūksta, mes tos dovanos niekaip turbūt neparuošiam sosto jai iš dangaus nusileisti, nes tiesiog krikščionis, netgi juodžiausioje situacijoje neturi teisės, jam negalima nuleisti rankų ir sakyti, vis tiek čia nieko gero nebus, vis tiek mes nieko gero neišrinksim, balsuoti nėra už ką, aš čia nusižiūrėjau, jūs buvote vienam klausime pasirašęs šitą, bet tas balsuoti nėra už ką, tai šitą ir kitko irgi, čia gal mes truputį į šalį nueisim, bet šitą, kas yra tikrasis lyderis, ar ne, tik geriausias valdovas, geriausias, reiškia, prezidentas ar ten ministras yra tas, kuris nenori valdyti, kratosi valdžios. Bet reiškia, jeigu jisai savyje turi lyderio tą gyslelę, tai jis nori būti numeris 2. Jeigu kažkas daro, jisai žiūri ir stengiasi kažkaip padėti. Bet jeigu mato, kad jau visiškai nėra kam, laivas skęsta, jis tada eina ir stoja prie vairo. Tai jeigu jūs tikrai esate tikri, kad nėra už ką balsuoti, nėra kam tą laivą išvairuoti, tai gal jūs ir esate tas lyderis, kuris kada nors išvairuos, nors labai nenorit valdžios. Lyderis tas, kuris ateina skęstant laivų ir sako, aš ne kapitonas, aš pavairuosiu, nėra kam, viskas, gal kaip nors Dievui padedant. Reikia klausytis, Dievo pašaukimas kviečia ir atsiliepti, jeigu jaučiam tai. Ir pabaigai gal norėtumėt kažką mūsų klausytojams palinkėti, kad mes taip su viltimi įžiebtumėm, gal kažkokį pabaigo žodį dar, ar mes viską apkalbėjom? Apkalbėjom turbūt, kaip visko apkalbėti neįmanoma, bet gal aš tikiuosi, gal kažkokių bent minčių kils. Norisi pasakyti kažką truputėlį kitaip, negu mes iki šiol vis girdisi, kad mes išgirstumėm, kad mes užsikabintumėm, kad mes įjungtumėm protą, nes kai kur mes įpratę labai važiuoti kaip bėgiais. Va čia irgi žurnalistikoje, kai šitą disertaciją rašiau, tai buvo būtent apie tos bėgius, kuriais visą laiką linksta eiti mūsų mintys. Pagaukim save ant tų bėgių, kokiais bėgiais visą laiką nuslystam, nes mes labai įpratę eiti pramintais takeliais. Bet Dievas sako, aš tiesiu naujus kelius. Jis gali mus vesti nepramintais keliais. Tai tas labai reikalingas meilingas dėmesingumas, kaip sako mano mylimi 16 amžiaus mistikai. Meilingas dėmesingumas, nes Dievas kalba per tikrovę. Nors kartais mums atrodo juoda, neskani, bjauri, bet jis neturi kito būdo į mus kreiptis. Jis mums fakso iš dangaus neatsiūs. Jis mums kalba per kiekvienos dienos įvykius, tuos žmonės, kuriuos sutinkam. Tai tiesiog priimt kaip žinia mums, bet vilties kupina žinia. Ačiū Jums ir dėkoju puikiai pašnekovei Jūratei Misevičiūtei už visas pasidalintas įžvalgas apie dorybės. Rinkimų kontekste kažkaip keistai atrodytų, bet ir čia reikia tikrai pasiklausyti ir įžvalgų turėti. Viliuosi, kad mūsų klausytojai praleido prasmingai laiką, pasisėmė bent kruopelytę išminties apie dorybės bei įkvėpimo aktyviai vykdyti savo pilietinę pareigą rinkimų momentu. Norintys daugiau sužinoti ar prisiminti apie 4 pagrindinės dorybės, apie kurias jau Jūratė šiek tiek užsiminė, susivaldymo, tvirtumo, teisingumo, protingumo, taip pat apie teologinės 3 dorybės, jeigu neklystu, tikėjimo, dosnios meilės, vilties, kviečiu peržiūrėti mokymų įrašus, kuriuos rasite Krikščionių profsąjungos internetinėje svetainėje www.krikščionių-profsąjunga.lt, be lietuviškų raidžių reikėtų rašyti, taip pat Krikščionių profsąjungos YouTube paskyroje. O pašnekovę kalbinau ir su jumis buvau aš, Diana Karvelienė.